Brazilijoje kuo toliau, tuo karščiau. Pasaulio čempionate taip pat šiandien kalbame apie Prancūzijos ir Ekvadoro rungtynes. Rungtynės, kurios svarbios pirmiausia Ekvadorui. Šiai komandai reikėtų iškovoti pergalę ir tikėtis, kad Šveicarija nelaimės didelių skirtumų. Prancūzai tarsi ir saugus, bet yra niuansas. Karimas Benzema ir jo kariauna norėtų nežaisti su Argentina aštuntfinalėje, bent jau aš taip įtariu. Ir kitas dalykas, prancūzai, nepaisant to, kad jiems tarsi ir užtektų lygiųjų, žaidžia per gerai, kad lygiosiomis pasitenkintų. 8 įvarčiai per 2 rungtynes, manyčiau, kad tų įvarčių bus ir dvikovoje su Ekvadoro futbolininkais, todėl prognozuočiau Prancūzijos komandos pergalę su gana gausia įvarčių porcija. Labai, šiandieną laukiame Prancūzijos ir Ekvadoro mačo. Aš apie Prancūziją žinau viską, buvau ten netgi 2 kartus, valgiau varles, raiges, prancūzišką batoną, kuris buvo visai atėjo mano dieta. Ir žinok, aš tu galiu pasakyti, kad prancūzų futbolininkai žiauriai kietai žaidžia. O ką tu gali pasakyti apie tuos Ekvadorą? Ekvadoro sostinė kitas. Koks kitas? 1, 2, 3 ar 4? Ekvadoro sostinė kitas. Ir šiaip jų tradicinis patiekalas yra keptos jūrų kiaulytės. Įsivaizduoji, kaip fainai. Jėzau, žinok, bet tu nešnekėk nesąmonė, nes mane net nupurto. Geriau pašnekam, kas laimės? Aš manau, kad Ekvadoras laimės, nes tada gausiu paragauti keptos jūrų kiaulytės. O dieve, jau žinok, geriau prancūzai su savo varlėm. Iš tikrųjų, idealiausia bus normaliai lietuviška vakarienė. Girdi, bet tu čia mane užparinai, dabar tu valgyti norėjau. Maistas, šimti? Žiūrėk, Nerijus valgo, Nerijų, tik pasidalinsim. Merginos, rūkytas knyslės, lietuviška, skanu, sveika. Gal paragausite? Būtinai, ačiū. Ekvadoras, Prancūzija. Aha, jau ragausi, ne? O kas dabar bus portugalams? Kas? Ronaldo koją susilaužys. Nu, negali tai būti, taigi Ronaldo dizaineris, ten tu su tavo savo tais apatiniais visur demonstruojasi, taigi negi su kastiliais vaikščius. Lažybos gyvai, orangulas.lt